pas mane jau labai ilgai gyvenime, 25 metai ir daugiau. Universitete dirbu 15 metų, dėstytojauju. Ir dabar su fizika susidarėte jūs, susidariu aš ir susidursime visi ateity su tam tikrom kokiom problemom. Tai tas opias problemas truputėlį norėčiau paliesti ir norėčiau parodyti tokį kaip jūs galite supažindinti, kas vyksta mokykloje, o aš supažindinsiu, kas vyksta universitete ir kuo mes truputį kvėpuojame, tiesiog duosiu mažo pliūpsnio apie universitetą. Tai pakalbėsiu apie studentus, truputį iš kitos pusės, pakalbėsiu apie jūs mokytojus. Tai kalbėsiu didelę dalim apie fizikos mokytojus, apie jų problemas, iššūkius, o gal paskui pasidžiaugimą ir apie moksleivius, nes nuo moksleivių prasideda studentai, nuo studentų prasideda visi mokytojai, tiesiog užburtas ratas ir tą eilę sudėlioti, kas pirmesnis, negaliu. Tiesiog pasirinkau tokį strateginį planą, kad pradėsime nuo studentų, bet pradėsime nuo to, kas mes, kurie vietoje esame. Tai jau susipažinote su vienu didaktikos centru, paskui mano kolega kalbės apie kitą didaktikos centrą, o aš tiesiog galiu pasakyti, kad esu STEAM Vilniaus irgi dalis, atsakinga už fizikos dalį, esu oratorė, bet šiandien kalbėsiu apie fizikos fakultetą, nes tai yra mano didelė gyvenimo dalis ir jau daugiau nei pusę gyvenimo aš jame esu, tai jeigu ką po pranešimo tikrai galime pakalbėti ir daugiau, tai čia tik trumpai. Tai va, turime fizikos fakultetą, aš pati dirbu Fizinių technologijų mokslo centre, bet paskaitos šiuo metu vyksta studentams ir fizikos fakultete. Ir tuo džiaugiuosi ir to mėgaujuosi, jūs mėgaujatės vienais dalykais ir kitais. Ir nuo šių metų, mokslo metų, esu fizikos didaktė, tai naujas iššūkis man pačiai ir tiesiog pateikiau, kaip galima tapti fizikos mokytojais, jeigu nori moksleivis, baigęs mokyklą, ateiti studijuoti ir tų kelių yra ne vienas. Ir čia įvardinti keli, tai kas siūlo ne fizikos fakultetas, bet ugdymo mokslo institutas, būtent per jį mes gauname fizikos mokytojus. Tai ar tai teisingas kelias, ar tai ne, tai tiesiog laikas parodys, bet mes iš ugdymo instituto gaunam gretutinių studijų studentus, kurių tikrai turime mažumą. Iki manęs fizikos didaktas turėdavo 1, 2, 0 studentų, būsimų fizikos mokytojų, o dabar aš turiu, dabar kaip perėmiau, nebaigiančius 2, paskui ateis 11. Ir tikiuosi, kad jie išeis į mokyklą, bet tik tikiuosi, galiu sakyti, nes bendraudama su jais matau, kad yra tam tikros švietimo sistemos problemos, dėl kurio jie renkasi gretutinės studijas, tai yra finansinė paskata ir ar geras dalykas taip daryti, tai irgi laikas parodys, tai ne man spręsti. Tai va, dar vienas kelias, kaip gali ateiti mokytojai pas mus būti fizikos mokytojais, tai yra profesinės pedagoginės studijas, tai tarkim jūs, biologijos mokytojai dažnai persikvalifikuoja fizikos mokytojus, tai ir turime ir keistų dalykų truputėlį, ir tarkim, pradinių klasių mokytojai, gal atranda savo pašaukimą, būna fizikos mokytojais, tai čia irgi tokį turime liūdną skaičių, kai kiekvienais metais turime maks po 2 studentus. Taip, grynąją fiziką kaip fizikos fakulteto, ne fizikos fakulteto, kaip ugdymo institute dalyko pedagogika, skliausteliuose fizika. Šiemet turime 1 studentą, kitais metais, bebaigiantį 1, kitais metais irgi tik 1 studentas, o paskui realiai šitą programą uždarome, nes mums visiškai neapsimoka
pristabdome, gal taip pasakyti, ne tai, kad uždarome, jinai neužsidaro, kaip dalyko pedagogika, bet tiesiog pristabdome. Aš džiaugiuosi chemikais, padarė labai stiprų didelį darbą, jis daugėja, aš džiaugiuosi, aš nežinau, kaip mums tai padaryti, to vieno recepto nėra. Ir tikrai turime labai didelę problemą ir tai susijusi su mokytojų senėjimu ir našaliai yra paskelbę duomenis. Čia kažkokia eglutė, biuletenis, gal čia ne man skirta. Tai turime tikrai susijusių problemų ir fizika bus labai liūdna. Fizikos mokytojais ir kaip jas spręsti, kaip su jie kovoti, irgi neaišku. Ir iš tikrųjų gal kaip dalinai matematikos mokytojų problema tiesiog oficialiai daugiau skalambinama, bet fizika paraleliai eina chemija, apie chemiją, kad gal tiek vat irgi turime šalia einančią kartu su mumis. Su tokiais skaičiais studentų mes problemas neišspręsime. Tai va, turime tokią situaciją ir iš tikrųjų fizikų labiausiai trūksta. Ir 40 mokytojų čia artėja prie pasitraukimo, tai yra dabar mes turime bendroje sumoje apie 400 fizikos mokytojų per visą Lietuvą. Tai taip išeina po 5 metų, 40% jų nebus. Jeigu mokyklose kalbės, kad mokytojai jūs išėję į pensiją dar padirbėkite, džiaugsimės, bet vis tiek problema bus ir jinai gilės. Tai iš tikrųjų čia bandžiau išrinkti priežastis ir jūs patys paminėjote didelis krūvis, administracinė našta, tai jos niekur nekeliauja, jos yra šalimais mūsų, ar jūs esate fizikos mokytojas, ar biologijos, ar kito dalyko mokytojas, tai yra bendra švietimo sistemos problema. Ir jis taps kritinis. Tai šiuolaikinė, dabar žiniasklaidoje irgi apie tai kalbama, prezidentūroje kalbama, ar kažkas daroma, ar sprendimai priimami. Tai paliksiu atvirą diskusijai klausimą arba vakariniai daliai. Tai būtų mano nuomonė, o mes galėsim pasidalinti neoficialiai savo nuomonę, o viešai apie tai kalbėti. Tiesiog aš konstatuoju faktą, kalbėti nelabai norėčiau. Su ta mintimi pasidariau mokytojų apklausą ir iš tikrųjų imtis buvo gan nemaža, surinkta 20% palyginus su visais statistiniais duomenimis, gan nemažai fizikos mokytojų apklausta ir pabandyti išsiaiškinti priežastis, kokios jos yra. Tai kažkodėl mokytojai prisiriša prie vadovėlių, kad nėra vadovėlių. Ir jeigu tu esi geras specialistas ir ilgai dirbęs, tavo vadovėlis nereikalingas. Jeigu tu esi jaunas specialistas tik atėjęs, tavo vadovėlis yra būtina priemonė. Tai sakau dėl to, kad yra dvi medalio pusės, o to tarpinio varianto mes šiuo metu neturime. Tai iš savo tų tokių, kur padirbę 5-10 metų jaunų specialistų, kažkodėl jie padirba išėjimą. Kažkodėl tai irgi yra atsakymas, bet jo apie jį nekalbėsiu. Kas man patinka, pagal apklausos rezultatus iš tikrųjų turime mokytojus su daugiau nei 20 metų turinčių stažų, taip pat ir jau aš kada šitą apklausą sustojau prieš 20 metų, aš jau manau, jeigu 20 metų pradirbęs mokytojas, jau yra tikrai ekspertas. Jau jūs ir patys, ką matau konferencijoje, ir patys tai sakote. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ilgametę patirtį turintys mokytojai atlieka eksperimentus. Ko negaliu pasakyti su pradedančiaisiais. Jie nespėja, susiduria su daug gilesnėm problemomis ir jie neturi to tokio, kaip sakau, atramos taško, į kurį galėtų atsiremti. Man patinka, kad tas formuojamasis vertinimas dominuoja, tai yra, bet jeigu pasigilinus daugiau į anketas, tai iš tikrųjų tai yra toks momentinis, neužfiksuotas vertinimas, tai
apie vertinimą irgi galima labai daug kalbėti, tai tiesiog vertina, daro kai kurie mokytojai apskritai yra fizikos, aš manau, tai pagal anketos irgi duomenis, tai jauni mokytojai tiesiog to feedbacko dalinai net ir nespėja suteikti ir bijo neigiamų emocijų ir visą. Tai va, ir jūs irgi patys tai sakėte, turite didelį milžinišką krūvį. Iššūkiai, tai atrodo pasikartosiu, bet aš viliuosi, kad šiandien startavęs projektas TUMOKSas padės mokytojams įsisavinti ir jie naudos tas priemonės, bet patirtis rodo, kad prieš 10 metų ar daugiau buvęs projektas, visas laboratorinės įrangas ar tarkim rinkinius paguldė į spintas ir mokytojai nenaudojo. Tai buvo taip ir pavyzdžiui atvažiuoja lankysi pas mokytojus, tai kodėl jūs nenaudojate, mes nemokame. Tai yra dar kita problema. Ir susidurėme su ta problema, kad visi prisiperka kas siūlo ir nėra vieningos sistemos. Tai tas pats išeina ir su mokymo medžiagos pateikimu, su priemonių įsisavinimu. Fizikoje yra truputį kitaip, nes yra daug tiekėjų, daug pažengusių šalių, Vokietija, Anglija ir visa kita, kur tikrai fizikos mokslas yra gan intensyviai pažengti ir technologinė prasme, ko iš tikrųjų mes bijome ir mes prisipirkę skirtingų priemonių, mes nemokame naudotis, nes tiesiog nežinome, nemokame perskaityti instrukcijų, paprastas dalykas, arba tam tikri dalykai tiesiog nesame eksperimentatoriai. Tai aš esu totali eksperimentatorė, man tai atrodo kažkokie nesuvokiami dalykai, bet kai dirbu su studentais, aš pastebiu, kad čia va teoretikas, čia eksperimentatorius, čia yra tiesiog gabus universalus studentas, vieną ir kitą gali padaryti, bet labai keista, kad fizikos mokytojas labai dažnai yra teoretikas. Labai gaila, todėl kad net ir tada išeina, kad klasėje vyksta tas teorinio modelio pateikimas, bet nėra jokio pritaikymo, o fizika yra vis dėlto praktika. Tai va, tai turime tiek. Taip pat irgi čia iššūkiai, tai didelis darbo krūvis, taip, nes plius pas mus fizikoje aparatūra užima ne mažą dalį, o tikrai didelę dalį apskritai turinę prasme ir piniginę prasme. Visa įranga daug kainuoja ir ypač kai dabar susidurime su STEAM centre, tarkim, direktorius biologas ir nesuvokia, kad iš tikrųjų fizikoje tos priemonės begalingai daug kainuoja, tai yra ne 100 000. Tai va, ir ką mes čia turime, tam tikros spragos, parodo, kad mes turime daug individualaus darbo, jau viskas. Tiek daug. Jūs juokaujate? Aš tik pradėjau. Gerai, tai čia tik pradžiau. Gerai, ko labai norėčiau pasakyti, kad tiesiog reikia visą tai vizualizuoti ir daugiau dirbti prie eksperimentą. Tai čia daugiau apčiuopiamumo ir praktinio pritaikymo. Kas čia galėtų padėti, čia yra daug įvairiausių metų. Tai mes turime tikrai dirbtinio intelekto injekcijas fizikos pamokas yra reikalingos ir juos pagelbė mokyklinėme lygmenyje, bet labai norisi, kad turėtume kuo daugiau eksperimentų. Gerai, čia kas patinka, kas nepatinka ir keliaujam toliau, kalbam apie mokinius, aš tik apie būsimus mokytojus, Tai va turime fizikos fakultete Fotoną, perėjus iš Šiaulių ir į Puoselį saugojame ir organizuojame jiems stovyklą. Trečią kartą turime labai daug rėmėjų šiemet, turime nematerialaus paveldo FIDI šventę, fizikų dienas. Jis jos irgi tiesiog apjungia visus tiek studentus, tiek visą bendruomenę, tiek prijaučiančius. Ir didžiausias projektas, kuris dabar buvo įvykęs, tai
prieštaraujant visai švietimo sistemai, tiesiog buvo galimybė pasirašyti STEAM ekosistemų projektą ir išleisti metodinį leidinį skirtą mokytojams ir mokiniams. Mokiniams tiesiog augti su juo o mokytojams tiesiog kaip ypač naujiems ir mažai patirties turintiems suprasti uždavinio metodologiją, eksperimento logiką, nes viskas yra su atsakymais, trumpa teorija, uždavinio sprendimai ir visa informacija yra pateikta. Tai jeigu bus čia STEAM centro atstovas, tai norėčiau metodinį leidinį padovanoti mums ir turėtis, kad jūs turėtumėte savo centre. Ir turiu vieną atsivežiau, sakiau, kad būtent ir paliksime, nes ta ir misija yra, kad mes šviestume ir parodytume, kad ta fizika turbūt yra kitokia, tai ta metodžiai esu ir STEAM. Ir čia iš tikrųjų Vilniaus universiteto mokslininkų komanda yra parašiusi tą leidinį ir čia tam tikros rekomendacijos. Tai Julika, aš visada esu čia ir susitiksime. Labą dieną. Tai iš tiesų šitoj konferencijoje esu pirmą kartą. Tai mano iš tiesų pagrindinis tikslas buvo susipažinti su žmonėm, kuriuo aš nepažįstu. Ir tuo pačiu noriu pristatyti didaktikos centrą, truputį aptarti tokį tyrimą ir pasidalinti gerąją patirtimį. Tai aš pagal išsilavinimą esu biofizikė. Aš laisvalaikiu smaigstau dumblius, o 2 kartus per metus gaudau juos iš ežero. Čia esu aš. Taip, labai malonu, kad atpažįstat. Tai kelias mano link edukologijos prasidėjo iš tiesų su jaunojo tyrėjo Mobiliono Tomoso laboratorijom. Buvau daugelį mokyklų dar savo magistrantūros laikais. Tada pabaigiau disertaciją ir kažkaip įstojau į mokyklos pedagogiką. Ir baigiau biologiją vadovaujant Turčinavičiui. Kažkas pažįsta, tikriausiai. Kas jūs nepažįsta? Ir Ugdymo mokslo instituto tam tikra prasme esu auklėtinė ir aišku dabar dirbu didaktikos centre. Tai šiandien mano tikslai 3, truputį apie didaktikos centro veiklą trumpai, tada kuo siejasi eksperimentas ir funkcija, truputį apie analizę dabartinių programų, ugdymo priemonių ir pasiekimų papasakosiu ir apie veiklą, kuri labai veikia mano galva. Tiek dirbant su moksleiviais, tiek su mokytojais, ant jūsų kaip išbandėm, nežinau, tvirtinsit, netvirtinsit, kaip tiesiog kontekstualizuoti funkcijos sąvoką ir tiesiog tiesinę priklausomybę, tai tas pavadinimas kaip ir gavosi tiesioginis matematinio ryžtingumo ugdymas gamtamokslinio tyrinėjimo kontekste. Tai dabar, kadangi tą laiko labai mažai, visą informaciją apie didaktikos centro veiklą galima rasti mūsų puslapyje. Dabar kokios naujienos naujienėlės. Kas nesat buvę, tai fizinė prasme yra laboratorija, Gyvybės mokslų centras. Idėjinė prasme mes siekime apjungti įvairius ugdymo dalyvius ir skatinti bendradarbiavimą. Prasidėjo viskas nuo tokios komandos, pažįstam gal ne vieną veidą, jinai plečiasi traukiasi, bet labai smagu, kad mūsų kompetencijų krepšelyje yra visi 3 institutai. Tai jeigu jums reikia kažkokios ekspertizės, mes ją rasim, kalbant apie mokslinę ekspertizę, šiek tiek siauresnės galimybės mūsų ties edukologiniam kompetencijom. Dabar mūsų veiklos. Tai didaktinio turinio kūrimas ir sklaida, aišku, laikomas atvirojo mokslo principų. Tai naujienos naujienėlės yra tokios, kad čia prieš gal daugiau nei 3 metus buvo nemažo projekto rėmuose sukurta vaizdinė medžiaga įvairių laboratorinių darbų kaip metodika. Tai mūsų puslapyje biogidai dabar visiškai atvirai dėl teisinių dalykų yra 5, o sukris jų 70. Tai džiaugsmas yra tas, biogidai, tikrai rasite biogidai, kad niekur nereikia registruotis pagaliau.
Ir tikrai siūlau pasišniukštinėti, kaip jie čia tikrai šiemet pabaigsim šitą darbą, nes labai noriu, kad būtų vieša. Dabar bendradarbiaujant su Vilnius EDU ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacija renkam lydimuosius aprašus 11 klasės laboratoriniams darbams. Chemikai irgi darbuojasi šitoj srityje. Tai ką aš noriu pakviesti, kad šituos praktinius aprašus lydim mes praktiniais užsiėmimais mokytojams, kurie absoliučiai yra nemokami. Ir čia yra QR kodas į mūsų sąrašą ir tu galima užsiregistruoti. Vienintelis nepatogumas, kad registracija vyksta Vilniaus universiteto mokymosi visą gyvenimą sistemoje ir tam reikia vieną kartą užsiregistruoti, bet kokiu paštu. Tai prašau registruotis, visiškai nemokama, datas rasit, padėsit mums patobulinti mūsų aprašus. O kažkokių klausimų sulauksime, kuriuos mes nepagalvojame. Dabar nacionalinė kvalifikacijos tobulinimo programa pasisuko pas mus 2 kartus ir čia yra visi dalyviai. Tai labai džiaugiuosi, kad ne tik iš Vilniaus. Tai jau arti 40 baigia, panašu, kad bus nauja iteracija, sekite informaciją Ugdymo mokslo instituto puslapį. Vis dar vienos informacijos vienoje vietoje nebus, bet aišku, mūsų puslapyje irgi bus. Džiaugsmas nacionalinės programos yra, kad arti 40 valandų praktikų ribų, galite paklausti kolegės, kas jai tiko, netiko, o temos yra labai įvairios, nuo evoliucijos iki biochemijos. Atlikti tyrimus, metodikas mes galim labai įvairias. Kalbant apie moksleivių metinius projektus, mums geriausia, kai ateina vaikas, pasinaudoti kažkokią metodiką, pasimatuoti ką nors per keletą pusdienių, mums taip yra daugiausia rasti ir žmogų ir ekspedicijos. Platesnį konsultavimą galim daryti, bet patogiausia yra, kai yra žinoma, ko norim, suprantam, kad tai yra šiokia tokia problema. Tai moksleivius priemam, kai mūsų paprašo, va kitą pirmadienį atvažiuoja Šeluva, labai norėjo, suveikiam. Mokytojams va dabar registracija vyksta, aišku, tarptautinės biologijos olimpiados pasirengimo stovyklos ir metiniai projektai buvo atlikti 2. Labai aš asmeniškai stengiuosi skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių mokslininkų ir organizacijų, tai tokie geri pavyzdžiai yra biofizikos savaitė, kur biofizikų draugija kartą per metus sugalvoja konkrečią veiklą. Šiemet buvo CO2 kiekio tyrimas, apmoko kitų STEAM centrų metodininkus ir Vilniuje šita specifinė veikla nemokamai vyko, nežinau, gal už 20 kartų, visoje Lietuvoje tai nesutikra. Čia iš kitų pabėgimo kambarys Vėžio institute, ką čia jie su pameškimu darė, nežinau. Tai biofizikos savaitė puikiai iliustracija, kaip galima bendradarbiauti. Tai naujienlaiškyje, jeigu norit, galite užsiprenumeruoti, visa informacija yra čia. Dabar turiu lygiai 4 minutės papasakoti apie tai, ką norėjau papasakoti. Kaži kaip seksis. Iš kur kilo problema? Aš dar dirbdama su magistrantais labai aiškiai pamačiau, kad nei studentai ir, aišku, atlikdama praktiką mokykloje, supratau, kad nėra siejama eksperimento rezultatai su funkcijos sąvoka. Nerimas dėl matematikos, visą tyrimą numatė šitą leidinį, labai antrina šitos pastebėjimus. Dabar eksperimentas yra specifinis mokslinio tyrimo būdas, kuriuo mes sukuriam kontroliuojamą situaciją. Jums gerai pažįstamas eksperimentas mokyklinas yra vandens kiekis versus lapų paviršiaus plotas. Tai šio eksperimento rezultatai yra aprašoma funkcija, o funkcija matematinė kalba mums nurodo, kad kintamuosius sieja priežastinis ryšys. Kodėl man tie kintamieji labai užsikliuvo? Dėl to, kad kintamųjų sąvokos vartojimas man padeda formuluoti hipotezes, tai bendrajam pasiekimo lygmenyje labai yra paranku formuluoti hipotezes, nurodant abudu kintamuosius ir priežastinį ryšį kartu. Dėl to aš manau, kad hipotezų formulavimas yra tiesiogiai susijęs. Jeigu kas nors pasikviestų mane papasakoti, kaip formuoti hipotezes, mielai atvažiuočiau tiesiog. Dabar
toks tyrimas, kurį aš atlikau iš tiesų studijuodama, dabar atnaujinau, apie ką jisai yra. Man pasirodė labai susijusios tyriamojo matematinės sąvokos tyriamojų darbų, aš jas apsibrėžiau dvi, priklausomas, nepriklausomas kintamasis, hipotezė ir išvada, kaip galimybė jas formuluoti per kintamosius. Tai dabar trumpai pristatysiu, ką aš radau mūsų galiojančiose bendrojo ugdymo programose. Tai čia turime dalykus ir klases. Tai atnaujinus programas nepriklausomas kintamasis yra paankstinama ir įvedama 5 klasėje ir jie eina bendrojo ugdymo programoje tiesiog per visas klases funkcijų kontekste. Dabar kintamoksliniam ugdyme mokslinis metodas yra pristatomas 5 klasėje ir žiūrint į bendrojo ugdymo programoje yra reikalaujama planuoti tyrimą, bet kažkaip kintamųjų sąvokas neatsiranda. Nurodo, ką reikėtų daryti, kad rezultatai būtų patikimi, užtikrinimo būdus, gal esate matę šitos tekstus. Dabar pasižiūrėjus į chemijos ugdymo programą, mes matome, kad jie labai aiškiai apsibrėžia, paaiškina, kuo skiriasi stebėjimas ir eksperimentas. Labai patiko. Ir atlieka eksperimentus, planuoja, pasirenka tinkamus tyrimo kintamuosius. Ir ta pati formuluotė atsiranda ir fizikoje, bet ne biologijoje. Dabar, jeigu mes pasižiūrėtumėm naujausius vadovėlius, tai matematikoje, aišku, kintamasis kaip kintamocitis čia eina, tai biologija yra ta, gamtamokslinis ugdymas yra ta dalis, kur 5 klasėje yra pristatomas mokslinis metodas, bet hipotezė nepristatoma eksperimente kaip galimybė nurodyti priežastinį ryšį tarp kintamųjų, kaip spėjimas apibrėžimą. Kas yra džiugu, kad 7 klasėje, žinote, vėl yra pristatomi stebėjimas, eksperimentas, lyginamasis metodas ir ten jau yra labai aiškiai, gražiai paaiškinta, kas yra eksperimento kintamieji. O 12 klasėje realiai yra užduotyse laboratorinio prašoma įvardinti kintamosius. Tai tas yra labai džiugu. Dabar chemijoje nelyginami mokslinio tyrimo metodai ir nepristatomi nei fizikai, nei chemijoje, nei karto iki pat 12 klasės. Tai ką mes turime, kad fizika chemija apsibrėžia kintamasis programuose, bet paaiškina jos biologiją. Tai trumpai pasakius, neturime suderinamumo bendrojo ugdymo programose ir taip pat vadovėliuose tarp šitų sąvokų. Kas, džiaugiuosi, kad bent biologija yra. Dabar, kodėl man tai atrodo svarbu? Trumpai apie moksleivių pasiekimus, formuluojant išvadas, hipotezes ir įvardinant kintamuosius. Dabar, ką aš padariau, aš nagrinėjau beveik visus prieindamus pasiekimų patikrinimus, tiesą pasakius, jų metai, dabar jau atsilieka, bet vis tiek noriu papasakoti rezultatus. Tai ką aš padariau, aš iš visų pasiekimų patikrinimų išrinkau su tiriamaisiais darbais susijusias užduotis, tai perskaičiau juos visus ir išrinkau su sąvokomis susijusias užduotis. Tai mums įdomios yra 3. Nurodyti, paaiškinti kintamuosius, suformuluoti, pasirinkti hipotezę ir išvadą. Ir tiesiog pagal rezultatus žiūrėjau, kaip sėkmingai atlieka minutės, kaip sėkmingai atlieka šitos užduotis. Tai jeigu kyla klausimas, kaip atrodo šitokia užduotis, tai kalbant apie mūsų lapų tyrimą, nurodyti, paaiškinti kintamuosius yra tas klausimas, jeigu jums reikėtų ištirti to paties augalo vandens galimo priklausomybę nuo aplinkos drėgmės, kokias 2 šakeles turėtume paimti ir kodėl. Ir čia yra kintamųjų klausimas. Tai 9-8 klasėje sėkmingai atlieka virš 40%. Ir matom, kad šitų 3 užduočių rezultatai yra panašus. 9 klasėje mažokai yra pačių patikrinimų, o 12 klasėje šiek tiek nustebau, bet nepagerėja visiškai. Nepagerėja rezultatai iš tiesų formulavimo hipotezių. Tai aš manau, kad tai yra susiję su nesuderinamumu ir nevartojimu kintamųjų sąvokos ir neapibrėžimo, kad hipotezė eksperimente apibrėžia grįžtamąjį ryšį. Tai sunkiausia vis dėlto užduotis yra kintamųjų vardinimas, sunkumas apie 40% yra šitų užduočių. Tai dabar pabaigai, tai būtų galima pakoreguoti bendros ugdymo programas, neaišku, kada tai vyks, mokymo priemonėse, mokslinis metodas aptariamas tik biologijoje.
fizikos, fizika, chemijos mokymo priemonės pasigenda gintamųjų, nors prašo nurodyti skirtumus. Tai čia toks netitikimas, bet yra kaip yra. Tai dabar ką daryti? Mokyti kintamųjų sąvokų ir funkcijų gamtamokslinio tyrinėjimo metu. Trumpas eksperimentas, kuris vyko per biofizikų dieną, špinato lapai, registruojamas jų CO2 išskirtas kiekis. Mokomės tiesinės lygties, kur pagal to lapo eksperimento, tai X ašyje būtų lapo paviršiaus plotas, Y ašyje ir galių vandens kiekis. Ką vaikai daro, kaip kontekstualizuoja tiesės lygtį, tai registruoja CO2 kiekį ir mato, kad tamstoji kyla. Ir tada nieko neaiškinant yra siūloma ką padaryti. Nustatyti laiko pokytį, nustatyti CO2 pokytį ir užpildyti lentelę. Apskaičiuojant išskirto CO2 kiekį per laiko vienetą. Tada lygiai ta pačia sritis yra aproksimuojama tiesės lygtimi ir prašoma parašyti tiesės lygties koeficientą, nurodant matavimo vienetus. Ir va šitoje vietoje, šitoje užduoties dalyje paaiškėja, įvyksta tas eureka momentas. Ir nagrinėjant fotosintezę galima kontekstualizuoti tiek krypties koeficiento ženklą, tiek jo absoliučios vertės, kaip kiekybinį matą lyginti įvairiems fiziologiniams procesams. Pavyzdžiui, kitas pavyzdys yra spaudžiu dinamometrą ir ilgainiui jėga slopsta. Krypties koeficientą naudoju pasilyginti su savo klasiokais, kaip greit slopsta mano ranka. Tai šitoj vietoj aš ir baigiu, tiesiog geroji patirtis siūlau šitos kintamųjų užduotis visą laiką įtraukti į užduotis, jeigu išeina. Ir manau, kad 7 klasėje būtų pati ta vieta tiesioginę priklausomybę ir funkciją įvesti per paprasčiausią biologinių procesų stebėjimą. Labai ačiū, kad suteikėt žodį. Esu Aušrinė Rudonytė. Dirbu vaikų meninėje studijoje Diemedis, esu gamtos mokslų mokytoja, biologijos, chemijos, ir dar geografijos. Nedidelė mūsų mokykla, tai va taip reikia suktis, kaip tas valandas ten. Bet ko aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu integruoti pamokas. Vis tiek, žinai, ten rytoj turėsi vėl tą pačią klasę, bet geografijoje, tai mes, aš stengiuosi suintegruoti, aš labai didžiuojasi tuo ir drąsiai dėl to visiems ir skelbiu, kad yra faina, nes keletą skirtingų pamokų. Tiesiog, jeigu kažką silpniau moki, tai pasidomi, viskas yra gerai. Tai ką dar veikiu gyvenime, tai dėl mokytojos profesijos dabar esu studentė Vilniaus universitete, dabar jau įstojau į doktorantūrą edukologijos. O praeitais metais čia šitoje konferencijoje buvau jau dar kaip magistrantė. Tai dabar jau tęsiu savo kelią ir keliauju toliau. Šiandieną jums pabandysiu trumpai pristatyti įdomų fenomeną, kurį pastebėjau savo magistrinėme darbe ir dabar galvoju jį truputėlį ir jums parodyti. Jūs tikriausiai apie jį būsite kažkur girdėję, bet tiesiog tokį apšvietimą dar kartelį padaryti. Tai aš kalbėsiu apie tai, kad kartais, kai mes mokiniams pateikėme kažkokį gamtamokslinį turinį, jie pamato kažkokias pagalbines medžiagas, labai supaprastintas, jie sako, čia labai lengva, aš jau žinau, kas čia, ne ką čia. Ir tada vaikai dažnai klaidingai įsivaizduoja, kad jie tai supranta tą temą, arba kad jau suprato. Ir tai yra vadinama metakognityvinėm iliuzijom. Ir aš truputėlį noriu jums parodyti, kas tai yra ir kur tai atsiskleidžia. Tai tikriausiai patys esate jau patyrę YouTube toje platformoje. Neabejoju, kad visi esame žiūrėję kažkokį tai aiškinamąjį filmuką. Nežinau, norėjom ten išsiaiškinti, kaip pasodinti medį arba kaip paaiškinti, kas yra tas ar anas dalykas. Ir nežinau kaip jums, bet man yra ne kartą buvę. Aš atrodo pasižiūriu tą filmuką. Atrodo tą akimirką aš suprantu, kaip ten viskas vyksta. Tačiau kitą dieną, jeigu aš noriu draugui paaiškinti, kokią aš tą filmuką žiūrėjau, man tiesiog aš nemoku, negaliu paaiškinti.
Tai žinoma, mes kaip mokytojai suprantam, reiškia, pažiūrėjus filmuką, tu turėtum padaryti refleksiją, savai žodžiais atkartoti, tačiau, na, aš jau esu mokytoja ir mano prieškaktinė žievė veikia, aš gebu tai paaiškinti, tačiau mokiniai, pažiūrėję filmuką, kur koks nors ten aiškintojas aiškina, kaip ten fotosintezė vyksta, arba kaip ten savo, nežinau, mokinio gyvenimą susiplanuoti, o čia paprasta 1, 2, 3, ir paskui mokiniai, jiem atrodo, čia kaip paprasta. Ir tada jie, na, neįdeda daugiau pastangų, kad įsigilintų į kažkokį fenomeną, gamtamokslinį ir panašiai. Tai va čia apie tai aš kalbu. Ir mano doktorantūros tikslas, aš labai norėčiau pagaliau edukologiją suvesti su neuromokslais. Tai va tą ir pradėjau daryti savo magistriniam darbe. Kas mane prisimena iš praeitų metų, tai gazdinau praeitais metais šitom baisom nuotraukom. Tai aš, prisidirbau praeitais metais, nes pasirodo buvo šito vadovėlio autorius ir aš išdėjau į dienas. Bet žodžiu, tai šiais metais ir... Žodžiu, ką aš tyriau? Aš žiūrėjau, kaip skirtingi mokymo turinio pagyvinimo elementai, kaip jie padeda mokiniams geriau įsigilinti, geriau suprasti. Ir esmė buvo, kad buvo keli tie ugdymo elementai, tai buvo dekoratyvus paveikslėlis, kuris visiškai su tekstu nebuvo susijęs, buvo tekstas su paryškintojom esminiam detalėm, buvo infografikas, kur dabar visi vadovėliai tiesiog įsimylėję juos yra. Ir buvo tiesiog kaip kontrolė paprastas tekstukas, kur mokinys perskaito ir turi atsakinėti į žinių įsiminimo ir žinių pritaikymo. Vienas klausimas ir paskui kitas. Tai be to, kad žiūrėjau su žvilgsnio sekimu, su technologija, kur tiesiog ant kompiuterio ekrano yra kamerytė ir jinai seka tavo akių judesius, tai tiesiog žiūrėjau, kaip mokiniai reaguoja į šitus pagyvinimo elementus. Tai mano tyrime pakliuvo keletas ir su specialiaisiais ugdymosi poreikiais mokiniai, tai akivaizdžiai matosi, kad neurotipiški turi savireguliaciją ir jie į tą paveikslėlį nežiūri, bet tarkime, jeigu mokinys turi disleksiją, jam ir taip tas žvilgsnis šokinėja, o jeigu yra kažkokios kompleksiniai sutrikimai, tai jie iš viso jiems tas paveikslėlis, jiems yra sudėtinga. Ir infografikas irgi blaško mokinį, mano buvo tokios išvados. Na, ir ką aš pastebėjau, savo diskusijoje magistrinio darbo liko man neatsakytas klausimas. Būtent susijęs su dekoratyviu paveikslėliu. Kas buvo? Paveikslėlio atveju aš fiksavau prasčiausius žinių patikrinimo rezultatus. Reiškia, mokiniai statistiškai reikšmingai blogai atsakydavo su paveikslėliu susijusi tą tekstą ir klausimus. Bet aš mokinių dar klausiau, o kuris iš šitų pagyvinimo elementų tau labiausiai motyvavo, kaip tau atrodė, ar jisai tau padeda suprasti tą tekstą, kurį tu skaitai. Tai mokiniai statistiškai reikšmingai man pasakė, kad būtent paveikslėlis jiem atrodė mažiausiai kognityviškai apkraunantis ir tarsi padedantis suprasti tą skaitomą tekstą. Kodėl įvyko šitas nesuderinamumas, man liko klausimas. Na ir dabar toliau pradėjau aš tuo domėtis. Doktorantūroje žiūriu, kad visi PISA rezultatai visoje Europoje truputėlį krenta. Na, mokslų gal statistiškai reikšmingai nėra toks baisus. Taip pat, kiti rezultatai, mes kaip ir vidurkyje esame, bet yra šalių, kaip ir mūsų broliai estai, kažkaip aukščiau jam pavyksta. Taip pat priminsiu, kad visa Europa keliauja link skaitmeninio edukacinio turinio, toks planas parengtas yra ir mes tarsi stengiame mokinius ruošti tam savivaldžiam, su skaitmeniniu turiniu susijusiam mokymusi. Na ir mano klausimas yra, tai gerai, jeigu mes sulaukime penktokų, ateinančių iš pradinės mokyklos, ir jie susiduria su tuo, sudėtingesniu skaitmeniniu turiniu, gamtamoksliniu turiniu. Jame dabar atnaujintose vadovėliuose dominuoja visokie atvartai, kurie, aš sutinku, jie motyvuoja, man irgi norisi tos vadovėlius paimti. Bet ten yra ir tekstų, ir schemų, ir infografikų, visko tiek daug. Ar nesigauna, kad tie visi vizualai, motivatoriai, kad jie pradeda bloginti tą metasupratimą? Metakogniciją. Ir tai, kad mes apkraunam tą 5, 6, 7
iš visos atkeliaujančiais reikalavimais, kad tu turi suprasti giliau, tu turi taikyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Ar nesigauna, kad va čia mes ir turime tą praktinę problemą, kurią jau 1979 metais mokslininkas Flaveris jau pastebėjo, kad yra metakognityvinė iliuzija ir mes pamatę kažkokį vizualą klaidingai darom prielaidą, kad čia jau viskas yra mums aišku. Na tai iš karto susikūrė toks paviršinis mokymasis ir mokiniai pradeda vertinti savo gebėjimus tikrai iškreiptai ir tikiu, kad ne vienas mokytojas esate tai pastebėję. Tai aš tiesiog noriu šviesą parodyti ir pabaigai noriu aptarti ir parodyti jums labai įdomų tyrimą dviejų mokslininkų, Jager ir Fiorella, 24 metų. Žodžiu, ką jie paėmė? Apie ką aš čia kalbu, tai yra kognityvinės apkrovos teorija, metakognicija, tai aš jums aptariau, bet ką aptarinėjo šitie du mokslininkai yra lengvumo pojūčio efektas. Tai jeigu mes tą mokslinį turinį pateikėm labai paprastai, viens prie vieno, kad mokiniai tik kuo būtų paprasčiau, ar nesigauna, kad tas sklandumo pojūtis staiga sukūrė tokį klaidingą, euristišką priėjimą prie mokymosi ir galiausiai mokinys per daug gerai save vertina, tiesiog neįdeda tų papildomų pastangų ir gaunasi, kad negali jisai gerai suprasti tų įvairių gamtamokslinių fenomenų. Ir pati tyrėjai, Jager ir Fiorella, jie padarė taip. Jie paėmė tekstą gamtamokslinį iš chemijos ir biologijos. Ir ką jie padarė? Buvo tekstas paaiškintos sudėtingos sistemos, visa kita, ir buvo tiesiog paprastas tekstas, mokiniai skaitė ir paskui ten atsakinėjo klausimus. Ir taip pat bandė nuspėti, kaip gerai jiems pavyks atsakyti tos klausimus. Arba kaip gerai jiems pavyks nubraižyti schematiškai tą informaciją, kurią jie ką tik perskaitė. Tai buvo viena grupė ir kiti mokiniai gavo tą patį tekstą, tik su jau pateiktu vizualu šalia. Bet čia atsiranda lengvumo pojūtis. Viskas man čia aišku. Ir kas buvo pastebėta, kad tie mokiniai, kurie turėjo šalia teksto vizualą, jie spėjo, kad jiem lengviau ir geriau pavyks atsakyti klausimus, jie žymiai tiksliau perbraižys schematiškai tą tekstą, kuris yra paaiškintas. Ir čia yra netgi įkelti tirtų, bet čia ne mokiniai, buvo studentai, bet čia yra problema, kad studentai yra labiau tyriami. Čia buvo studentų piešiniai ir, pavyzdžiui, taip piešė tą patį, čia elektrolitų judėjimas, elektros judėjimas elektrolitiniame tirpale. Tai taip piešė mokiniai, kurie neturėjo vizualo po šalia. Ir taip piešė tarsi nukopijavo iš atminties mokiniai, studentai, kurie matė tą paveikslėlį. Tai matot akivaizdų skirtumą. Tai tarsi aš pamačiau paveikslėlį, man pasidarė aišku, tačiau buvo pastebėta, kad tie mokiniai, kurie turėjo paveikslėlį, jie spėjo, kad jie geriau atsakys į klausimus, nes geriau ir braižys tą schematiškai, bet iš tikrųjų statistiškai reikšmingai pasirodė, kad visgi jie blogiau atsakė į tos klausimus ir jų tas pasitikėjimas buvo didelis savimi. Tai tą ir norėjau jums parodyti, kad mes kaip mokytojai tikrai darom didžiulį darbą, bet nepamirškim, kad turi būti tas smegenų trintis, ta limbic friction vadinamas, kur tu turi įdėti pastangų, suvokti dalykus, gal kartais tikrai reikia atsisėsti, paskaityti tą tekstą ir pabandyti perleisti per save. Bet atsakyti jums, kaip priversti tą paauglį tai padaryti, aš nežinau, bet jūs, kolegė, kadangi dirbat su tais motyvuotais, gal tikrai galima jiems tokias su mažiau vizualų esančios užduotis duoti, nežinau. Tai tiesiog norėjau su jumis pasidalinti, kuo dabar gyvenu. Tai ačiū. Labai džiaugiuosi. Mūsų pranešimas, kaip matote, bus toksai, kaip sakau, apžvalginio pobūdžio, kadangi auditorija, kas gali būti geriau, tai auditorijoje yra buvusių studentų. Sėkmė lydi per visas, kaip sakyti, kraštus, kampus, per skersai išilgai.
Tai va, vienu žodžiu, taip, nors čia parašyta, kad Tarptautinė socialinė akademija atstovauja su profesorė Angelė Kaušilienė, bet vis dėlto aš drįstu pasakyti, kad mes atstovaujame šviesaus atminimo buvusį Lietuvos edukologijos universitetą. Šviesos. Studentai yra. Ir aš tikrai esu tikra, Pakelkite rankas, kas yra ar yra studentai? kas mokėsi mūsų universitete. O, ir aš. Taip, nu va, tai ačiū už požiūrį. Tikrai žinojau, kad tai būsiu bendraminčių rate. Ir dar viena maža paslaptėlė, va, profesorius Lemanauskas, visų jūsų globėjas mūsų konferencijų, šiemet jau 32. Ten anoje salėje dirba kolegė docentė Makarskaitė Rita Kevičienė. Mes esame visi biologai savo laiku buvę ir dabar gal kažkiek tai jau po platesnės erdvės pasiskirstę, bet vis vien, kaip sakyt, mūsų alma mater taip pat Lietuvos edukologijos universitetas. Ir mūsų mokslinis vadovas truputėlį buvo šokęs savo laiku, kai sakė, va Jėzus Marija. Vienais metais 3 biologai sugalvojo gintis mokslų daktaro disertacijas. Kaip čia bus? Gerai buvo, ne profesorių? Edukologijos. Taip, edukologijos mokslų disertacija. Taip. Tai va, aš vis dėlto atsiremdama į šitą, kaip sako, gražią, šviesią praeitį, nu nesakau, kad liūdną dabartį, bet vis vien, iš praeities mūsų sūnus, kaip sakote, stiprybė semisi. Panorau jūsų konferencijoje peržvelgti. Taigi atrodo tas vaizdumas, vizualizacija gamtamokslinio ugdymo erdvėje. Aš pasakau labai didelį intervalą, todėl aš sakau, tikrai kalbėsiu labai trumpai, bet labai milžiniškos žingsnis. Milžiniškos žingsnis pabandysime mes, man padės profesorė Angelė Kaušilienė tai padaryti nuo klasikinės mokyklos kūrėjų, Joano Amoso Kominskio. Žinom, kas yra Kominskis, taip? Visi žinom auditorijų šitą. Čia ne ta, kur reikėtų kažką aiškinti. Savo laiku aiškinau studentams, dabar jau nereikia. Visi viską žinote. Iki šių dienų šviesaus atminimų mūsų profesorius, kurie visą gyvenimą atidavė šviesiam Lietuvos universitetui ir išleido į plačias erdves nuostabių doktorantų, nuostabių magistrantų, ant kurių pečių ir laikosi šiuolaikinės ugdymo sistema. Tai, ką mes turime, tai šviesiaus atminimo profesorių įdirbis, pastangos, norai, siekiai. Tai labai trumpai apžiūrėsime, kaip kitas vaizdumas. Kaip man čia dabar tuo žinių eiti, matau. Taip, kaip ir sakiau, noriu pasižiūrėti, visi žinote, kad turbūt klasikinės ugdymo sistemos kūrėjas Kominskis pirmasis pagrindė mokymo procesų, šitų mokymo principų tą tokį gražų darinį. Ir be kitų mokymo principų išsiskyrė tą auksinę taisyklę. Nu kaip mes biologai, gamtos mokslo atstovai be šitos auksinės taisyklės šiandienos erdvėse, kurią pagrindė didysis mūsų didaktas. Tikrai nesiplėsiu apie darbus. Supratau jau geriant kavą, kad jūs tai darote, jūs dirbate, jūs žinote, jums viskas yra svarbu. Ačiū, kad jūs čia esate. Viena mintis, manau, buvo išgryninta, aš skaitydama paskaitas tikrai grynindavau, tai kad
apie tą modelį Komenskio. Tai pirmiausia gamtos kontekstas, o paskui jau sąvokos ir terminai. Aš manau, kad ir jūs dabar dėstydami savo dalykus nepradedate nuo sąvokų terminų, o pirmiausia iš dalykų į kontekstą. Tada mokiniai prisimena ir tas sąvokos aiškas, ne? Ir į terminai, ir tada viskas, tada jie mato kontekstą vizualų vaizdinį. Pačiupinėti reikia, ne? Visi leidžiat mokiniams pačiupinėti, studentams. Šiek tiek tą vaizdumą noriu priminti, kaip matė. Komenskis suprato kitaip negu Moras ir ankstesni epochų švietėjai. Jis sakė, kad kaip ir mes dabar panašiai turbūt darome, kad tai gali būti ir natūralus, ir dirbtinis. O ką pas mus, ne taip dabar? Taip. Prašau? 2 minutės. Gerai, aš taip pat labai staigiai einu toliau. Tai va, nebekalbėsiu toliau apie kitus švietėjus, kurie taip pat skyrė labai didelį dėmesį šitai problematikai. Visi žinom, visi mokėmės, žinom. Ir viskas aišku, ne? Vaizdumo principas. Ką galime pamatyti, tą pamatome. O kartu ir kitais pojūčiais priimame. Ir kai bus paskutinė minutė, labai norėsiu prieiti prie jums žinomų ir pažįstamų dėstytojų. Kaip jie jums šitą principą dėstydami pedagogikos, didaktikos dalykus sugebėjo pateikti, perduoti. Nekomentuoju, vien laikus stokos, nes medžiaga žinoma. Ką jau kalbėti, Ušinskis taip pat skyrė dėmesį šitai problematikai, o jau atsigręžkime ir į mūsų etninę kultūrą. Mūsų, kur byloja vienareikšmis, sako, kad geriau vieną kartą pamatyti, negu 14 kartų išgirsti. Ar yra auditorijoje studentų, kam skaitė paskaitas? Šviesaus atminimo profesorius Vajenskas. Bent jau pavardę žinot visi turbūt. Kaip taip? Iš vadovėlių mokytis. Ką? Paskaitų iš vadovėlių mokytis. Tikrai, jeigu neskaitė paskaitas, tai iš jo vadovėlių, mokymo organizavimo visi vardai garantuoju. Edukologijos magistrantai, bakalaurai ir doktorantai. Tai manau, kas nevardai, jeigu doktorantūros turės, tikrai pavartysite. Nu ir noriu sustoti prie mūsų mokslinio vadovo. Štai čia jo mintis. Jis dalyvavo tarp kitko šitose konferencijose ir kalbėjau su profesoriumi Ramanausku. Tai nuo pačių pirmųjų konferencijų aš bandžiau įsiaiškinti ir surasti keliose konferencijose. Profesorius dalyvavo, mums taip nepavyko. Nei aš, bet tikrai nemažiau kokios ir 5-6. Tai buvo pačiau konferencijų, kadangi šiandien yra 32, tai ko gero jisai nuo pirmosios ir įsijungė, palaikydamas savo doktorantą profesorių Vincentą Ramanauską. Nu kaip kita vadovo? Vadovas yra vadovas. Ramstis visur visada. Štai čia jo žodžiai, išrašyti jo žodžiai, kuriuos aš radau jo darbuose. Jis taip pat, nu kaip, be gamtos sakė, jis negali niekur eiti. Ir gamtoje taip pat skyrė vaizdumą, dar kartą vaizdumą. Čia aš kažkaip tai neįdėjau nuotraukos. Dar viena mūsų šviesaus atminimo
pedagogikos ąžuolui, gal jos studentų čia bus auditorijoje, tai Bronislavui Bitinui. Ar yra kas Bitinas ką? Skaitė kažką Bitinui. Bet darbų iš jo rašto tikrai skaitė. Tikrai mokytis. Tikrai mokytis. Aš nesimokyti. Ir gal profesorė porą žodžių. Tiesiog profesorius Bronius Bitinas vadovavo 30 daugiau disertacijų. Tikrai labai daug paruošė mokslininkų ir šiandien žinoma mokslininkai. Kaip metodologas jis nebuvo gamtininkas, bet kaip kiekybinių, kokybinių tyrimų metodologiją pagrindė. Tai tikrai jo vadovėliai šiandien yra svarbus ir manau, kad čia visi mokėtės ir dar mokysis daug kartų. Nes tai yra tikrai įspūdingas profesorius, kurio mes netekome 2014 metais dėja. Laikas eina, tai jūs labai visi jauni, tai gal mes jau taip atrodom vyresniais ir primenam jums tiesiog istoriją. Istoriją vis tiek reikia žinoti tą pedagogikos istoriją iš šių laikų, kur mes dabar atėjome. Sėkmės jums! O kūrybiškų žodžių ir vaizdinių priemonių derinimas, kad tai yra būtinybė. Aš girdėjau jūsų pranešimus ir kad tai jūs darote. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Ir nes